Ar galėtumėte savo miestą pavadinti ekomiestu, ekologišku ir patogiu gyventi? Jau po keliarių metų tokiu miestu galės vadintis Birštonas. Šis kurortinis miestelis yra vienintelis ne tik Lietuvoje, bet ir Baltijos šalyse, dalyvaujantis danų inicijuotame EcoLife projekte. Apie jį plačiau pasakoja žurnalistė Rūta Stalionytė. Paprastą žiemos dieną Birštone tuštoka. Čia gyvena kiek daugiau nei 3000 gyventojų, bet savaitgalis ir ypač šiltuoju sezonu miestas atgyja. 13 kvadratinių kilometrų ploto įkurtas Nemuno Kilpų regioninėme parke. Jau kone porą šimtmečių Birštonas garsėja kaip vienas švariausių kurortų. Senovės karalių ir kunigaikščių pamėgta poilsio vieta. Nemuno vingių perlų vadinamas miestas šiandien Lietuvos ir užsienio turistus vilioja mineralinių vandenų šaltiniais, švariu oru, ramybe ir nuostabia gamta. Pagal tokio didį miestelį tikriausiai Lietuvoje retas miestelis tokio grožio. Ir kaip žinome, kad Birštonas, reiškia, jo tikslas yra kaip tapti karališku kurortu. Ir tą jis ir daro kiekvieną dieną. Aplinkos, sakykime, tvarkymas yra idealus miesto. Reta, kurį, netokį didelį miestelį, jūs matysit, kad šaligatviai visi, kiek įmanoma, tai tokio gilios žiemos metu nuvalyti. Vasaros metu tai apskritai jokio popierėlio nerasi. Prieš porą metų Birštono savivaldybė kartu su partneriais pradėjo vykdyti ES finansuojamą EcoLife projektą. Ir yra pirmasis Lietuvos miestas kompleksiškai formuojantis ekomiesto viziją. Ši ekonomiškesnių, ekologiškesnių miestų plėtros strategija pasaulinėje praktikoje susiformavo per paskutinį dešimtmetį. Gyvenimo kokybės gerinimas, žmogaus ir aplinkos darna, efektyvus energijos šaltinių ir investicijų panaudojimas miesto naudai. Tai tik keli ilgalaikės koncepcijos Birštonas ekomiestas tikslai. Ekomiestas tai yra modernizacija, daugiabučių namų modernizacija arba, kitaip tariant, tai yra kompleksinis pastatų modernizavimas, kuris apima kvartalinę, sakykime, kvartalą, visą ištisą kvartalą daugiabučių namų. Tai yra viešųjų pastatų renovavimas, tai yra tokia darnios aplinkos formavimas, kada yra ir gatvės tvarkomos, ir vandenys tvarkomi, ir kada tie dviračių takai, tarkim, tiesiami. Jisai apima ne tik namus, bet ir aplinką. Ir dėl to, tarkim, kompleksiškai renovuojant visą kvartalą, vykdant kvartalinę renovaciją, mes esame įsipareigoję sutvarkyti ir aplinką apie gyvenamuosius namus, kad gyventojai galėtų jaustis geriau. Pastatų ir inžinerinių sistemų modernizavimas, atsinaujinančių energijos šaltinių efektyvus panaudojimas – tai ekomiesto prioritetai. Šiuo metu jau vyksta daugiabučių gyventojų apklausos, moksliniai tyrimai. 10 milijonų litų kompleksiniai kvartaliniai renovacijai iš koncerto programos lėšų gavę birštoniečiai per 6 metus atnaujins beveik 5000 kvadratinių metrų visuomeninės paskirties pastatų – meno mokyklą, sporto centrą, ambulatoriją ir kitus. Tai nebus standartinė renovacija, tai bus aukštesnio lygmens renovacija. Ir, sakysime, to pačiu bus sprendiniai pakeisti architektūriniai, šiek tiek apibendrinti bendrą gatvės, bendrą miesto kompoziciją, tai bus šiek tiek sutapatinta su gretimybėm, su pastatais. Kuo ypatinga ekomiesto architektūra, ji šiuolaikinė, funkcionali, būdinga vietos kraštovaizdžiui. Beje, pagal ekomiesto koncepciją naujai statomuose ir modernizuojamuose pastatuose skatinama naudoti aplinką ir žmogui draugiškas medžiagas bei technologijas. Kraštovaizdžiui yra būdinga, tai yra medžiagiškumas, formos, spalva, užsiduoda, sakysime, šiltos jokios spalvos, pastelinės, kas visiškai priešingai galima teikti yra pajūrio architektūrai. Kas liečia fasadas, taipogi natūralus akmuo, tinkas, medis. Tarptautinio EcoLife projekto metu bus iš esmės sutvarkyta, apšiltinta, naujam gyvenimui prikelta 13 gyvenamųjų namų, tarp jų ir socialiniais vadinami būstai. Daugiau nei 20 000 kvadratų. Dalis namų kultūros paveldo teritorijoje, kaip ir čia netipinių mažaaukščių daugiabučių kvartale. Ar sunkiai ryžotės tai renovacijai? Sąžiningai sakant, nelabai sunkiai ryžomės, nes buvo akivaizdi problema, pelijo kampai, kur susidurė lauko sienos. Ta prasme, iš buto vidaus, nes gaudavosi šalčio tiltas ir tas buvo aktualu. Paskui stogo klausimas buvo irgi labai aktualus, nes jisai tiesiog jau bėgte bėgo. Apšilinta pradedant nuo pamatų, sienos, stogas, pakeista danga. Ir kiek įmanoma estetiškai
apipavidalintas. Pakeisti langai, durys, neliko suskilusių sienų. Šis daugiau nei 20 metų senumo 11 butų namas atnaujintas prieš 3 metus. Dvigubai ilgiau čia gyvenantis iš Kauno atsikraustęs Kęstutis tikina, tai daryti vertėjo, nauda akivaizdi, netgi dviguba. Šilčiau, gražiau, pigiau. Daugiau aš nelabai ką galiu pridurti. Skaičiavot, kiek pigiau? 40-50% mūsų akimis žiūrint yra sutaupimas. Nuo to, ką mes mokėjome anksčiau. Ar galima sakyti, kad šita renovacija daugiabučių jinai skatina ir tą draugišką kaiminystę? Be abejo. Dabar mes kuo puikiausiai įsisavinome, kad tai yra mūsų bendras turtas, kiek galime jo rūpinamės ir dabar tvarkome aplinką. Sumažinsim tų senų negražių pastatų, tarkim, kurie tikrai nepuošia aplinkos. Įgyvendinsim darnios aplinkos, tą savo tikslą tokį, kad tikrai žmonėms būtų labai smagu čia gyventi. Ir sunaudosim, ir žmonės mažiau mokės už sunaudojimą energiją. Netrukus šios skiedros vadinamos čipsais keliaus į krosnį ir šildys būsimo ekomiesto gyventojus. Vienas švariausių miestų tokiomis specialiai paruoštomis medienos atliekomis šildosi jau 6 metus. Ieškom pigesnių variantų. Ir durpių tokių yra, ir gabalinių yra, ir palaidūdrų, ir tropininių vadinamų, ir spaliai buvo, ir žievės, ir šakos smulkintos. Atsirenkam, kas mums technologiškai ir ekonomiškai naudingiausia. Būstų šildymui ir karštam vandeniu ruošti per parą reikia apie 150 tonų biokuro. Jis kainuoja perpus pigiau nei iškastinis. Iš biokuro dabar gaunama didžioji dalis, 80% miestų reikalingos šilumos energijos. Taip ne tik mažiau teršiama aplinka, bet ir taupomi miesto pinigai. Ką kūrenam biokuru, mes nemokam atleistinų taršos. Ir mes turim limitą tokį ATL, tokie aplinkos taršos leidimai. Čia Europos Sąjungoje yra. Tai jie yra prekė. Mums gauti 5 metų laikotarpį mums yra pagal normatyvus, kiek mes turim ir kiek sutaupų nuo šitų mes galim paduoti. Pavyzdžiui, mes pardavim gavom, tam kelius šimtus tūkstančių pinigų gavom. Tai mes dar juos investuojam į čia. O čia yra dviguba nauda yra. Pagal projektą trečdalis atnaujintų pastatų sunaudojamos energijos ekomieste turi būti iš atsinaujinančių šaltinių. Tad jėgainėje bus įrengtas naujas 2 MW biokuro katilas, 100 kW kogeneracinė jėgainė, diegiama energijos vartojimo valdymo ir apskaitos sistema. Dar yra saulės kolektoriai, kurie, pas mus nelabai, bet čia tos mūsų turimas projektas bus gal kaip pavyzdiniai ir dar apskaitos tokia informacijos sistema. Mes turėjom mintį, dar jau nesisakom to projektų, nes pinigai yra skirtai yra. Kad žmogus savo internetai prieina, kad bet kuriuo momentu matytų, kiek jam mokėtų šilumą. Bet tam reikia, aišku, investicijų, reikia sujungti ten. Būtų karšvanės, kad tikrai į tą sistemą. Taigi oras ekomieste bus švaresnis. Taip pat numatyta didžiąją dalį Birštono apylinkių pastatų prijungti prie nuotekų valymo ir surinkimo sistemų, gerinti geriamojo vandens kokybę, tobulinti antrinių žaliavų surinkimą ir perdirbimą. Ekomiesto koncepcija yra siekiamybė, tai yra kurortinis gydymas, tai yra sanatorijos, bei sveikatinimas įvairus, tai yra per sportą, per mineralinį vandenį. Tuo požiūriu mes esame pasirengę ir apie 100 km dviračių specplaną, vandens turizmo specplanas yra parengtas, toliau Slymų kalnas. Ekomieste Birštone nauji atgims visas Vytauto parkas. Senieji kultūros paveldo objektai, gydyklų pastatai, vienintelis išlikęs medinis kurhausas ir ši senoji biuvetė. Vieta, kur trykšta prieš 1,5 šimtmečio atrasta mineralinio vandens versmė. Kadaise pakrikštytas šaltinio savininko dukters Viktorijos vardu, vėliau rašytojo Vaižganto pervadintas Vytautu. Šiandien šis vanduo viešai tiekiamas tik į geltonąją biuvetę. Išliks ir atsistatys buvę ir orkestrantų nameliai, ir įvairios kitos mažos architektūros pavyzdiniais ir elementai. Taip pat atidengsime mineralinio vandens šaltinius, numatome dalinai ir kneipo terapiją. Ir šiaip oras yra pas mus labai švarus ir geras, ir vienas iš švariausių, sakykime, pagal tuos rodiklius atliktus tyrimus. Tačiau manau, kad įgyvendinus šitą projektą mes atrodysim dar gražiau ir dar daugiau žmonių norės aplankyti mus. O dabar apie tai, nuo ko pradėjome laidą. Ekovizijos ir Ekoservis iniciatyva rūšiuoti paprastą mūsų studijoje jau pasibaigė. Tačiau 9 šeimoms, kurios dalyvavo šioje akcijoje ir išmoko rūšiuoti savo šiukšles, iniciatyva tapo rutina. Kviečiu žiūrėti. Tai
Tai bendrovės Ekoservis ir Ekovizijos iniciatyvos rūšiuoti paprastą dalyvių per pastarosius 3 mėnesius surinktas plastikas, stiklas, popierius ir metalas. 2 kart daugiau nei matome antrinių žaliavų jau suskaičiuota, supakuota ir išvežta perdirbėjams. Daugiau nei 3 tonos tiek vertingų atliekų surinkta visos iniciatyvos metu. Iš jų vėl gaminamas stiklas, iš jų vėl gaminamas stiklinė tara, buteliai, PET buteliai, kurios vėlgi pilstomi gėrimai, taip pat gaminami maišeliai. Iš antrinio popieriaus pagaminamos yra naujos pakuotės ir kartonės dėžutės, ir kai kuriais atvejais laikraščiai, kai kuriais atvejais žurnalai. Iš kieto plastiko vėlgi grįžtant į gamybą, vėlgi gaminamos įvairios kečupo pakuotės ir kiti gaminiai. Štai galutinė rūšiuoti paprasta statistika. Per mėnesį vidutiniškai kiekvienuose namuose sukaupiame 8 kg stiklo, 7 kg popieriaus ir daugiau nei 3 kg plastiko. Iš viso tai net 18 kg antriniam perdirbimui tinkančių atliekų. Jų vertė beveik 90 litų per metus. Paaiškėjo, kad vasarą daugiau sunaudojama plastiko, žiemą stiklo taros ir popieriaus pakuočių. Kad žmonės noriai rūšiuoja, jei tam sudaromos galimybės. Iniciatyvos metu žymiai sumažėjo bendras išvežamų komunalinių atliekų kiekis. Šeimos, kurios turi mažų vaikučių arba vaikų, kurie įtraukti buvo į rūšiavimą, atliekos buvo geriau išrūšiuotos, kad jos buvo švaresnės. Ir praktiškai jos turėjo didesnę vertę perdirbėjui, kuris perdirba tas antrinės žaliavas. Teko bendrauti su šeimomis, kurios rūšiuoja, kurios dalyvavo šitame projekte. Ir man labai užstrigo vieno dalyvio toks pasakymas. Jis sakė, aš dabar turiu tokį džiaugsmą kiekvieną rytą. Aš su didžiuliu džiaugsmu ieškau namuose stiklinės taros, plastiko, kad aš galėčiau nunešti ir užpildyti tą konteinerį. Iniciatyvos metu bendrovė Ekoservis įgyvendino kelis tikslus. Surinkti duomenys padės optimaliau apskaičiuoti antrinių žaliavų išvežimo kaštus ir įkainius, taip pat paaiškėjo, kad žmonėms vis dar trūksta žinių, kaip teisingai rūšiuoti perdirbamas pakuotes. Tų konteinerių atsiradimas buityje žmonėms suteikia ne tik kažkokį džiaugsmą ar atsakomybės jausmą, bet kitus netgi džiugina tai, kad jie gali šalinti, sakysim, skirtingas atliekas skirtingose vietose. Ta akcija nesibaigė akcija, tai tapo mūsų kasdienybė. Ir tie žmonės turbūt nebesuprastų, jeigu mes nuimtume tos konteinerius ir sakytume, jog dabar akcija baigėsi ir baigsim tos savo pabandymus. Tikrai ne, akcija tęsiasi. Tiek informacijos šiandien. Beje, visus pokalbius ir reportažus jūs galite rasti Lietuvos ryto internetinėme puslapyje. Iki malonių susitikimų.